Kazino Admiral lažybos. Lažybos. Kazino Admiral. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Stabdom, gana išjungiam. Kelionė ilga, tai yra laiko pažiūrėti ir Jakučionio rungtynės, kurios vyko praeitą naktį. Tai matosi, kad dar vyrukai trūksta pasitikėjimo, kol kas visiškai nieko nepataiko, tikiuosi Las Vegase bus geriau, kad ir čia labai ilgai taikėsi mesti, akivaizdžiai neturi pasitikėjimo Kasparas po tikrai slogaus starto San Francisco vasaros lygoje. Vos išlipus iš lėktuvo pirmas dalykas, ką pamatai. Pagaliau, tik po 24 valandų kelionės pasiektas Las Vegasas. Pažiūrim ką. Koks vaizdas? Čia Hiltono viešbutis didelis, tenais kitų net nežinau. Čia dar turim ir Formulės 1 trasos gabaliuką, va čia matosi, ir gale Sphere. Vienas turbūt įdomiausių Vegaso pastatų. Ir vienas geriausių ir didžiausių reklamos spotų. Sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš Las Vegaso. Atvykau į vasaros lygą pasižiūrėti, kaip čia seksis lietuviams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui. Super ilgai čia teko atvykti, 24 valandos nuo išėjimo iš namų Vilniuje iki atsiradimo viešbutyje čia. Kambarys didžiulis, kambarys puikus, kainos beprotiškos. Šį rytą sumokėjau 30 eurų už avokado taustą ir kapučino, bet bus įdomu. Šiandien pirma diena vasaros lygos, šiandien žais ir Nikola Topičius už Oklahoma City Thunder. Didžiausia dienos dvikova bus vis tiek Bronny Jamesas prieš Cooperį Flegą, tai pasižiūrėsim, kaip jiems seksis. Keliaujam link salės dabar. Ką, atvykom, einam pasiimt bilietų, ten kita salė, viskas vienoje vietoje vyksta. Pirma diena baigėsi, įspūdžių daugiau negu galėjo būti, daugiau negu tikėjausi. Tai ką vakar pamačiau, Nikola Topičius, tikrai perspektyvus serbų žaidėjas, irgi pademonstravo savo žaidimo galimybės, bet įdomiausias turbūt rungtynės buvo Bronny James prieš Cooperį Flegą, susirinko pilna salė, sakė paskutinį kartą tiek daug žmonių buvo prieš 2 metus, kai Bembis debiutavo NBA. Ir rungtynės iš karto prasidėjo labai įdomiai. Bronis pataikė pirmus 2 savo metimus, salė reaguoja, salė labai patenkinta. Cooperis Flegas tuo tarpu, nežinau ar iš jaudulio ar iš ko, pirmus 2 savo metimus prametė. Tada kelias minutės tiesiog perdavinėjo kamuolį. Dalsas jį išėmė, gal minutei laiko, vėl įleido, kad jis šiek tiek po nusiraminimo geriau sužaistų. Pataikė kelis metimus, bet šiaip pirmas naujoko biržų šaukimas tikrai strigo, 5 metimai iš 21 berods, taip jau dažnai būna, pirmiems šaukimams spaudimas didžiulis pasirodyti. Žaidė beje žaidėjų, ką turbūt Jasonas Kiddas bandys nemažai šiam sezone Dallase. O Bronny prametė lemiamą metimą, jis tikrai turėjo gerų epizodų. Paskutinės rungtynės buvo Sixers prieš Spurs, turėjo žaisti antras šaukimas prieš trečią šaukimą, bet abu jie nežaidė vakar, tai salė likus 5 minutėms ir didžiąją rungtynių dalį buvo praktiškai tuščia. Įdomus dalykas tas yra vasaros lyga, beeinant prie kavinių, ten visur gali pamatyti visokių streamerių, kuriuos jeigu pamato vaikai, tiesiog apspinta ir neleidžia jiems net iš tualeto išeiti. Krepšinis toks sau, labiau tu žiūri čia žaidėjus. Kalbėjom vienu metu, kad yra galima Summer lygos bingo kortelę pasiruošti prieš pirmąją dieną, kuriuose būtų tokie dalykai kaip žaidėjas įsimeta į savo krepšį. Taip, buvo tokia situacija Oklahomos ir Bruklino rungtynėse. Žaidėjas gauna į galvą ar į kaklo sritį, kadangi jis galvoja, kad komandos draugas mes. Tai, galit patys suprasti krepšinio lygį, komandos nedaug pasitreniravusios, visi naujokai iš skirtingų vietų. Šiandien Day 2. Varom pasižiūrėti, kaip seksis lietuviams. Tikiuosi, kad Jakučionis
pagaliau įgaus to pasitikėjimo, pataikys kelis metimus, na, Buzelis turėtų dominuoti. Kazino Admiral lažybos. Lažybos, lažybos. Kazino Admiral. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. If you want a free t-shirt, Nu ką, antra diena pasibaigė, buvo dar smagiau negu Day One, kadangi lietuviai pasirodė gerai. Nesakysiu puikiai, nes Matui Buzeliui tai nebuvo labai geras rungtynės, bet Kasparas Jakučionis pagaliau pramušė, baigė rungtynės su daugiausiai taškų savo komandai ir Kasparas nuo pat pirmojo kėlinio tiesiog dominavo 14 taškų pirmam kėlinį, 19 taškų per pirmąją mačo pusę. Viskas, ko reikėjo, tai kad jisai pataikytų pirmą savo metimą. Ir tada gavo antrą šansą mesti tritaškį. Vėlgi, neatrodė galbūt ten viskas taip švariai, tas pagavimas nebuvo toks kaip ir geras, bet pataikė tą savo pirmą tritaškį. Ir tada pamatėm tikrai, ką gali Kasparas. Užsivedė, pasitikėjimas užaugo ant sparnų. Iš karto po tų kelių savo tritaškių pataikė dar ir iš karto pradėjo ir diriguoti savo komandos draugams. Patiko, kad net ir Erikas Spoelstra, Miami Heat vyrtreneris, jau ilgametis vyrtreneris, kuris dirba ir vasaros lygoje, pagyrė Kasparą ne tik už šias rungtynes, bet gyrė ir jo gynybą. Tikrai daug buvo tokių, sakykim taip, winning plays. Tiesiog ar perdavimai, ar išsiveržimai, gynybos traukimas, išmetimas į kitą pusę, seka ekstra perdavimas, tada yra taškai, galbūt nėra asisto Kasparui, bet tai yra, na, jo sukurtas pranašumas. Tai buvo labai smagu žiūrėti, čia vis tiek jo pagrindinis ginklas turbūt NBA turėtų ir būti būtent, na, tas žaidimo organizavimas ir tritaškiai. Toliau, Matas Buzelis. Matas Buzelis žaidė kiek vėliau. Išbėgo kartu su juo ir Yuki Kawamura. Labai žemas, 1,72 m, 73 jau ūgis. Tai tarptų NBA kūnų, tarptų NBA greičių tikrai labai yra keista jį matyti. O kalbant apie Matą, tai apdovanojo mus įspūdingų dėjimų greitoje atakoje. Ten buvo tiesiog Mato Buzelio atletiškumo įrodymas. Pataikė kelis sudėtingus metimus, pataikė kelis tritaškius, bet šiaip nebuvo labai lengvos rungtynės jam, nes tikrai Toronto komandos gynyba buvo įspūdinga. Nuo pirmų minučių paėmė už gerklės, atrodo, kad Chicago nelabai galėjo ką padaryti, nebuvo kur prasiveržti, to organizatumo irgi trūko, nes čia yra vasaros lyga. O dar po Mato Buzelio rungtynių pasirodė Young Hansen ir nuo pat pirmos atakos, nuo pačio pirmojo jo perdavimo, visa minė tiesiog pašėlo ir kiekvieną kartą, kai jis vos prisiliesdavo prie kamuolio arba vos jį išleisdavo į aikštelę Blazers treneriai, visa salė iš karto pradėdavo ploti. Tai buvo labai įspūdinga pasižiūrėti ir tikrai smagu, kad ir ta amerikietiška auditorija nelabai įsitraukė į taip rungtynių aktyvų stebėjimą, bet prie tam tikrų žaidėjų, kurie jam yra įdomus, jie tikrai reaguoja į praktiškai vos ne kiekvieną prisilietimą. Šiaip, Las Vegasas tai yra visiškai crazy miestas. Prisipažinsiu, jeigu ne vasaros lyga, tai čia tikrai daugiau niekada negrįžčiau, nes tai yra tiesiog miestas, kuriame tu kažką veiki tik viduje. Tai yra lauke yra taip karšta, 43 laipsniai dienos metu, 33-32 nakties metu, bet kai viešbučių žiūrėjimas ir ėjimas pro tos lošimo automatus, pokerio stalus yra turbūt pagrindinis miesto atributas ir pramoga, tai, nežinau, bet kai pastatai miestą dykumoje, tai turbūt nelabai gali ko kito ir tikėtis. Tai tokios buvo mano pirmosios 2 dienos Las Vegase. Tikiuosi, kad jums patiko šio naujo formato video ir pasidalinkite savo įspūdžiais komentaruose. Apie Ameriką, apie Las Vegasą, jeigu esate buvę, apie, nežinau, vasaros lygą, jeigu žiūrėjote, ką galvojate apie lietuvių pasirodymus. Lauksiu jūsų komentaruose, juos skaitau ir taip pat nepamirškite palaikinti ir prenumeruoti kanalą, jeigu dar nesate to padarę. Pasimatom už kelių dienų antrame video, kuriame papasakosiu dar daugiau apie NBA vasaros lygą Las Vegase. Iki.